Šią savaitę vyko Raseinių rajono savivaldybės 57 tarybos posėdis, kuriame svarbiausias ir pagrindinis sprendimo projektas buvo 2014 m. rajono biudžetas, be jokios abejonės sulaukęs daug diskusijų tarp pozicijos ir opozicijos atstovų. Meras Algimantas Mielinis posėdį pradėjo išvardindamas 15 tarybos narių gautus prašymus, kuriuose jie pagidavo nusišalinti nuo balsavimo biudžeto svarstyme atitinkamuose punktuose, teigdami, kad juose išvelgia privačių ir viešųjų interesų konfliktą. Už kiekvieno nario prašymą buvo balsuojama atskirai, tačiau nei vienam nuo balsavimo nusišalinti nepavyko, kadangi buvo balsuota prieš. Pagrindinio sprendimo projekto, tai yra biudžeto tvirtinimo pranešėja Dalia Andriulienė, pristatė, kiek 2014 metais rajonas turės lėšų, o skaičius yra gana įspūdingas – virš 100 milijonų litų. Daugiausia diskusijų ir nepasitenkinimo sulaukė sprendimas, jog mūsų miesto hipodromui bus skirta dar 600 000 litų. Aktyviausias, smalsiausias ir pasak valdančiosios daugumos dar ir su matematika susipykęs buvęs vicemeras Sigitas Vaičius buvo itin nepatenkintas tokiu sprendimu, teigdamas, kad savivaldybė švaisto lėšas, kurias geriau išnaudotų padidama greitosios medicinos pagalbos stočiai arba vaikų dienos užimtumo centrui. Po audringų kalbų, replikų ir pasisakymų visgi 2014 m. rajono biudžetas buvo patvirtintas, 15 tarybos narių balsavus už, 5 susilaikius ir, kaip buvo galima tikėtis, 2 tarybos nariai, tai yra Sigitas Vaičius bei Pranas Gedminas, balsavo prieš. Po posėdžio tarybos nariai Valdemaras Jacikas, Sigitas Vaičius ir Vaidas Kuzmarskis mielai sutiko išsakyti savo nuomonę dėl šių metų biudžeto ir atsakyti į kritikos strėles vieni kitiems. Gerbiamas tarybos nariai, šiandieną buvo svarstomas 14 metų rajono biudžetas. Jūsų pastabos, komentarai, kas tenkina, kas netenkina? Tikrai šį kartą rajono biudžetas, manau, buvo sudarytas labai gerai, nes ir opozicija, nes visada opozicija yra toksai kaip barometras, ar biudžetas yra geras ar blogas. Ir kaip matėm, kad opozicija aplamai neturėjo kažkokių tai priekaištų apart papasakojimų bendrų, kad čia reikėtų daugiau socialiniam reikmėm. Taip iškilo klausimas dėl hipodromo, 600 000 skirimo, bet buvo labai geras duotas atsakymas, kad jie nėra skirti, jie yra rezervuoti. Jeigu reikėtų didinti kapitalą, nes priešingų atveju atsirastų problema. O aplamai, kaip ir girdėjome iš opozicijos, kad tikrai biudžetas geras ir jie balsuotų už jį, bet negali balsuoti, nes negali balsuoti už jį. Nu, kaip opozicija, tai natūralu yra. Dabar sakykite, dar taip pat kilo klausimas dėl šilumos tinklų 150 000, jūsų komentaras. Labai mano komentaras yra aiškus. Sakykime, praeiti biudžetai, tai šitos kompensacijos būdavo skiriamos 500, 400, 600 tokios sumos. Būtent, kad suvaizduoti prieš gyventojus, kad, aplamai čia tipo jiems yra kompensuojama daugiabučiams. Šiuo atveju buvo išgryninta ir išsiaiškinta šilumos tinkluose, kur konkrečiai dėl ko jie patiria kažkokius tai nuostolius. Kadangi šitos dvi mokyklos privalo šildytis pačios, nes jos turi savo nuosavas katilinės, bet tam, kad nereikėtų ten samdyti tų kūrykų, taip toliau, ir užsiimti, sakykime, mokyklom nebūdinga veikla, šitas darbas šildyti dvi mokyklas buvo pavestas šilumos tinklam. Mokyklos nėra prijungtos prie šilumos tinklų. Paprasčiausiai organizuoti šitą darbą. Šilumos tinklai pateikė sąskaitą. Kiek kainuos šildyti šitas mokyklas, ir savivaldybė apsiėmė šitą apmokėti. Būtent šitą 150 000 ir yra šitų mokyklų šildymui. Tai yra labai paprasta, kur, sakykime, jeigu mokyklos būtų prijungtos prie trasos, tai tada tai būtų elementarus skaičiavimas, kaip kalbėjo Pranas Gedminas. Šiuo atveju jos yra visiškai turi savo atskiras katilinės ir šilumos tinklai neprivalo savo sąskaitą neefektyviai naudoti neefektyvias katilinės. Taip pat buvo vienas komentaras, kad opozicija nedalyvauja darbo grupės susirinkimuose komitetuose. Tai kaip ten yra iš tikrųjų opozicijos nariai, nevaikšto susirinkimus? Tai kaip ten iš tikrųjų? Taip, aš negaliu atsakyti už visus, bet biudžeto komitetas, kada mes rinkomės svarstyti šitą klausimą, tai tikrai opozicija nedalyvavo ir labai gaila. Tai nes jo labiau, kad nežinau kaip kituose komitetuose, kuriuose aš tikrai dalyvauju biudžeto komitete, bent jau opozicijos nuomonę visada išklausom, diskutuojam, taip toliau panašiai. Nu, šiuo atveju jie nedalyvavo. Gaila.
Gerbiamas tarybos nariai, jūsų komentarai, pastabos dėl šiandieną svarstyto rajono biudžeto 14 metų? Didžiausias pretenzijas mes reiškiam tame, kad yra paskirta 600 000 litų Raseinių hipodromui papildomai. Savivaldybė savo įsipareigojimus jau buvo įvykdę, dar papildomai 600 000 skirti iš biudžeto. Yra, skaitau, labai neteisinga, netgi nusikalstama šiandieną. Kada, kaip minėjau, trūksta greitajai, uždarėme felčerinius punktus, vaikų dienos centram tik paskirim 20 000, kur maitinas vaikai sunkiai besiverčiančių šeimų. Tai, skaitau, šiandieną yra padaryta tikrai neteisingai ir žalinga rajonui. Dėl šilumos tinklų investicijos 150 000. Apie šį klausimą. Dėl šilumos investicijų aš nebūčiau prieš, nes mes užkabiname gyventoją mokėti už savivaldybės įmonės. Tai už mokyklas, kurios šildosi skystų kuru, krosninį kurų vadiname. Bet kaip man nekeista, dabartinė valdančioji dauguma prieš tai kritikavo mumis, kad mes dotuodavom tą dalį pinigų, kad nereiktų mokėti gyventojams brangiau už ne savo panaudotą šilumą. Aš čia nematau jokios didelės problemos, bet kada prieš tai komercijos direktorius pavaduotojas komercijai yra parašęs straipsnį, kad čia labai neteisingai buvo daroma, kad nukentėjo privačių namų gyventojai ir taip toliau. O dabar šiandieną jau viską apsivertė antraip ir sako, kad tai jau teisinga, teisėta. Aš ne prieš tai. Jūsų akimis, kokiu dar išvalgėte negerumų? Patys didžiausiai negerumai, kada tarybos nariai kažkaip yra suinteresuoti vienu ar kitu projektu. Ir tada didžiulius lėšus yra tiem projektams skiriamios. Dėl dalyvavimo darbo grupės ir komitetuose buvo komentaras, kad opozicija nevaikšto susirinkimus, jūsų atsakymas buvo vėl kitoks, tai kaip tam vaikštot ar nevaikštot? Taip, aš dalyvavau turbūt 3 ar 4 darbo grupėse svarstant asmeniškai biudžetą, kurie kaltino mumis, kad nedalyvauja, tai jie patys tikrai nedalyvavo tuose. O kas liečia komitetų darbo, tai kaip nekeista, užpraeitą komitetą sužlugdė kaip tik valdančioji dauguma. Į komitetą atėjo visi 300% opozicijos, bet netėjo valdančiosios daugumos. Tai pretenzijos patys savo turbūt jie daro. Gerbiamas tarybos nariai, šiandieną buvo svarstomas 14 metų rajono biudžetas. Jūsų komentarai, pastabos? Aš tik tai norėjau pastebėti, kad tarybos narys esu ne vienerius metus ir taip priimtų sklandžiai biudžetų, aš neatsimenu, kada būtų buvę, kad iš valdančiosios ir opozicijos būtų giriamas 14 metų biudžetas. Opozicija esantis tarybos nariai netgi pagyrė, kad daug sričių yra pagirtinos ir gerai prafinansuotos. Buvo keletą iš opozicijos pastebėjimų, kad yra problema dėl hipodromo, dėl finansavimo, jų nuomonė papildomai etatų. Galiu atsakingai pasakyti, kad nebus skiriama lėšų papildomiem etatam savivaldybei steigti. Papildomos lėšos yra numatytos tik tai atlyginimų kėlimu vyriausybės sprendimais. Dėl vyriausybinių sprendimų kyla valdininkam algos, dėl to ir buvo skirta ne 350 000, kaip turėjo būti numatyta pagal vyriausybės sprendimus, o skiriame tik tai 250 000. Ženkliai pakilo biudžetas eilutėse sportininkų finansavimui, socialiniam reikmėm ženkliai yra pakilęs biudžetas ir manau, kad biudžetas yra vienas iš subalansuočiausių mano kaip tarybos nario laikotarpį. Taip pat buvo toksai kaip ir kokia mini diskusija dėl opozicijos narių dalyvavimo komitetuose ir darbų grupių susirinkimuose. Tai jie dalyvauja, nedalyvauja, kaip čia yra? Aš kaip ir sakiau ir tarybos posėdžio metu labai apgailestavau, kad opozicijos nariai atėjo į tarybos posėdį nepasiruošę, nežinodami skaičių, kas iš ko susideda. Dėl vienos paprastos priežasties, kad finansų biudžeto komitete iš opozicijos svarstant biudžetą nebuvo nei vieno žmogaus. Todėl jie atėjo į biudžeto svarstymą ir priėmimą
nepasiruošė, sakydami netiesą, neįsigilinę į skaičius. Aš manau, kad po biudžeto priėmimo jie viską suprato, jiems buvo aiškiai išaiškinta ir dėl hipodromo finansavimo, ir dėl algom pinigų. Manau, kad jie yra šiai dienai pakeitę nuomonę ir savyje palaiko priimtą biudžetą.